Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Pradėsim mūsų tarybos posėdį. Visi susižiūrėkit, ar gerai įsidėjot korteles. Mūsų tarybos posėdėje nedalyvauja Antanas Čepanonis, Gintaras Žilėnas, Aloyzas Juodis, Jonas Pravilonis serga, Kęstutis Dainius serga, Jurgis Baublys serga. Posėdėje dalyvauja administracijos skyrių vedėjai, skyrių specialistai. Mūsų mero potvarkiu buvo patvirtinta darbotvarkė su 30 klausimų. Komiteto posėdžiuose pateikti 3 papildomi sprendimo projektai dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 lapkričio 20 sprendimo numeris T905 dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimo patikslinimo. Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybėje stažą Giedrei Sinkevičienei ir dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 metų gegužės 12 dienos sprendimo numeris T35 dėl kontrolės komiteto pirmininko bei pirmininko pavaduotojo skirimo pakeitimo. Radviliškio rajono savivaldybės administracija komiteto posėdžiuose pasiūlė iš darbotvarkės išbraukti sprendimo projektą dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad buvo gautas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos, siūlome sprendimo projektą dėl Radviliškio rajono Šiaulėno Marcelino Šikšnio vidurinės mokyklos tipo keitimo ir Radviliškio rajono Šiaulėno Marcelino Šikšnio gimnazijos nuostatų tvirtinimo papildyti, bei tuo pačiu ir papildyti sprendimo projekto pavadinimą. Noriu pasiteirauti, ar balsuosime už kiekvieną sprendimą atskirai ir už kiekvieną pakeitimą, ar bendrai už visą darbotvarkę su papildymu bei pakeitimu. Yra pasiūlymas balsuoti už visą darbotvarkę. Tai kviečiu balsuoti. Už 18 darbotvarkė patvirtinta. Gerbiami tarybos nariai, ar būtų norinčių paklausti mūsų administracijos? Nematau. Tad pradėsim svarstyti darbotvarkės klausimus. Pirmas klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto privatizavimo fondo tikslinimo ir ar būtų norinčių nusišalinti, nes žinau, kad aš pats turiu nusišalinti nuo šio klausimo svarstymą dėl galimų viešų privačių interesų. Manau, kad kiek esam svarstę biudžeto klausimus, tai daugumai kažkas vis kliūna, tai norėčiau matyti, galbūt pakelkit rankas, kiek būtų nusišalinančių nuo šio klausimo. 12. Supratau. Tai atliksim tą procedūrą. Kartais tam tikrų klausimų būna suinteresuotas ne vienas, o keli ar net dauguma savivaldybės tarybos narių, todėl nebelieka kvorumo. Neįmanoma priimti sprendimų ir tai paralyžiuojama savivaldybės tarybos darbas. Atsižvelgiant į tai, kad vyriausia tarnybinės
etikos komisija rekomenduoja. Kai sprendimas yra susijęs su daugumos savivaldybės tarybos narių privačiais interesais, sprendimas, jeigu tai įmanoma, turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies balsuojama atskirai, o tarybos narys privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kadangi šio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su dauguma savivaldybės narių privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma, tarybos nariai balsų dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės. Kadangi nuo pirmo sprendimo kai kurių dalyvų svarstymo bei balsavimo nusišalintų dauguma tarybos narių, siūlau tarybos nariams vadovaujantis VTEK rekomendaciją administracijos pateiktą sprendimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto privatizavimo fondo patikslinimo svarstyti iš esmės. Prašau balsuoti, kas už tai, kad šį klausimą svarstyti iš esmės. Už 19, kad šis klausimas būtų svarstomas iš esmės. Tai paprašysim klausimą pristatyti mūsų finansų skyriaus vedėją Ritą Chlebauskienę. Gerbiami tarybos nariai, šiek tiek pasikeitimų buvo po komitetų, nes stengiamės, kad metus užbaigti kuo, pagrindas, kad nebūtų kreditorinis įskolinimų, kiek įmanoma biudžetą ir naštos. Kas keitėsi. Šiaip vakar atsirado, kad vienas kreditorinis įsiskolinimas nepaliktų ir punkte 11.4 pateikėm, kad 47,4 tūkstančių litų būtų apmokėta bendrojo naudojimo paviršinių lietaus drenažo nuotekų šalinimas Šiaulėnų ir Pievų gatvėse Šaukoto miesteliai projektui finansuoti. Finansavimo šaltinis paimtas iš netekusių paskirties, nepanaudotų asignavimo direktoriaus rezervo ir šiek tiek bešeimininkiam turtui likviduoti 10 tūkstančių. Ir prieš tai dar buvo pastaba, kad nepažymėjau spalvotai, kas dar buvo tikslinta, kad gavom 125 tūkstančius litų iš susisiekimo ministerijos informacinių technologijų programai dėl euro įvedimo. Tai šitas buvo pažymėta. Šaukoto miestelėje, Pievų ir Šiaulėnų gatvėse, prie atitinkamų ten numerių. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Ačiū tada Ritai. Aš vieną žodį dar pasinaudosiu. Dėkoju Jums, kad dar 1 metus dirbome kartu. Dėkoju, kad pasitikėjome vieni kitais. Džiaugiuosi, kad priimti sprendimai buvo siekiant pagerinti žmogaus gyvenimą ir rajonų vaizdą. Todėl švenčių proga linkiu Jums visiems sveikatos. Artėja savivaldos rinkimai. Noriu pasakyti tokiais Konfucijaus žodžiais. Žmonės, jeigu nepasisektų ir žmonės tavęs neįvertintų, o tu nejaustum kartėlių, tai būtų kilnaus žmogaus savybė. Ir kas valdo? Pagal dorovinės nuostatus, tas panašus į šiaurinę žvaigždę. Jis stovi vietoje, o kitos žvaigždės sukasi apie jūs. Būkite šiaurinės žvaigždės savo asmeniniam ir visuomeniniam gyvenime. Ačiū ir sėkmės. Ačiū
Ritai už gražius palinkėjimus, o dabar kviečiu balsuoti. Už 15, 4 susilaikė, sprendimas priimtas. Antras klausimas. Dėl 2015 metų žemės mokesčio sumažinimo. 3 komitetuose pritarta, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 16, 2 susilaikė, 1 nebalsavo, sprendimas priimtas. Trečias klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 3 komitetuose pritarta, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar norėtų kas paklausti, pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 18, 1 susilaikė, sprendimas priimtas. Ketvirtas klausimas. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Radviliškio šiluma atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo. 3 komitetuose pritarta, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Prašau, tarybos narys Vitolijus Januševičius. Vadovaudamas viešų privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymų, nuo šio klausimo svarstymo nusišalinu, kadangi dirbu UAB Radviliškio šilumoje. Ar būtų norinčių dar paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 18, sprendimas priimtas. 5 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 9 dienos sprendimo numeris T825 dėl daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo ir namo techninės priežiūros maksimalių tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo pakeitimo. 3 komitetuose pritarta, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 18, sprendimas priimtas. 6 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 dienos sprendimo numeris T570 dėl uždarosios akcinės bendrovės Radviliškio šiluma šilumos kainos dedamųjų nustatymo 3 bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams pakeitimo. 3 komitetuose pritarta, po komiteto sprendimo projektas buvo pakoreguotas, galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino.
Vitolis Januševičius nuo sprendimo projekto komitetuose nusišalino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Aš taip pat čia nusišalinu dalyvavimą šio klausimą. Ar būtų norinčių dar pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 17, vienas nebalsavo, sprendimas priimtas. 7 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 dienos sprendimo numeris T885 dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo pakeitimo 3 komitetuose pritarta. Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 8 klausimas. Dėl savivaldybės turto perdavimo. 3 komitetuose pritarta. Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 9 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 11 dienos sprendimo numeris T184 dėl uždarai akciniai bendrovė Apoteka vaistinė nuomojamų ir viešai įstaigai Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui panaudos pagrindais perduotų patalpų pakeitimo. 3 komitetuose pritarta. Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 10 klausimas. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. 3 komitetuose pritarta. Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Prašau, tarybos narys Jonas Povilaitis. Nelabai supratau, kodėl mes nulinės vertės priimam turtą ir kam jis mums reikalingas. Susidėvėjęs. Dokumentams tik tai pildyti. Ta įranga, kurią perima priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba mūsų, jinai yra veikianti ir... Netgi 1 litro nėra, ką mes perimam. Bet jinai yra veikianti. Jie sakė, kad jie gali naudotis pilnumoj, yra nusidėvėjimo, buhalterinė, tie visi dalykai. Logiškai mąstant, jeigu 0, tai turėtų būti... Nors 1 litras turėtų būti. 0 tai nieko. Bet ne minusas. Damokėti nereikia. Ar būtų norinčių dar paklausti? Pasisakyti? Nematau. Kviečiu balsuoti. Už 18 vienas susilaikė, sprendimas priimtas. 11 klausimas.
Dėl viešajame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo patvirtinimo. 3 komitetuose pritarta su pakeitimais Prienų lentelėje išbraukti 6, 8 ir 18 punktai. Galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti, prašau, tarybos narys Jonas Povilaitis. Čia turbūt tas klausimas, kur yra privatizuojamas turtas. Taip. Dabar ten labai daug yra logikos, kuriuose klausimuose, žiūrinti kainas. Pasižiūrėkit, vienas pastatas kainuoja garažas 2 litai, Radvilišky pastatas vienas kainuoja 30 kvadratų 50 litų vasario 16. Šalia supranti vaistinė, apie tą klausimą aš neku. 11 čia eina. Vaistinė 400 kvadratų, vėl 50 tūkstančių kaino, kur jūs matėte už 2 litus, kad garažą galima įsigyti. Nerealios kainos. Ar taip čia yra teisingai, kada mes duodame į aukcioną, ar nereikėjo įvertinti taip realiąją kainą šitos? Nes ten iki nesąmonių yra kainų. Gerbiamas tarybos nariai, tai visą, apie ką jūs kalbatas, mes tvirtinam tik šios dienos sąrašas buhalterinį, kaip ir anu atveju, kur priimėm nulinį variantą. Prieš parduodant, pagal visas vyriausybės nustatytas tvarkas bus atliekamas tų patalpų įvertinimas ir tada bus nustatyta tikroji pardavimo kaina. Jo. Kitaip, turės būti išlaikytos visas procedūros. Ar būtų norinčių dar paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 18, vienas susilaikęs, sprendimas priimtas. 12 klausimas. Dėl savivaldybės turto privatizavimo. 3 komitetuose pritarta, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 19, sprendimas priimtas. 13 klausimas. Dėl veiklos, kurią verčiamasi turint verslo liudijimo fiksuotų pajamų mokesčių dydžio 2015 metams patvirtinimo. 3 komitetuose pritarta, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų su sprendimo projektu susipažino komitete. Dalyvavo mūsų rajono gyventojas, kuris pateikė pasiūlymą dėl turistų gido veiklos kodas 082 mokesčio dydžio sumažinimo. Komitetas siūlė sumažinti iki 20 eurų. Kavaliauskas Arvydas nuo sprendimo projekto komitete svarstymo nusišalino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Dėl tos pačios problemos ir dabar pageidauju nusišalinti nuo klausimo svarstymo. Ačiū. Gerbiami tarybos nariai, turiu aš vieną pasiūlymą. Taip. Reikėtų mūsų tarybos sprendimą papildyti. Tai nereikėtų, o siūlau papildyti tarybos sprendimą dar vienu punktu, kuriame būtų galbūt suformuluota taip. Įpareigoti Radviliškio rajono savivaldybės administraciją ateinančiame tarybos posėdėje parengti
parengti tvarką, kurioje būtų numatyta kompensuoti gyventojams išsipirkusiems verslo liudijimą netrumpesniam laikotarpiui negu 6 mėnesiai ir rodantiems pajamas per tuos mėnesius nemažesnės kaip minimali mėnesinė alga. Ar būtų norinčių dar paklausti, pasisakyti? Tai kadangi daugiau pasiūlymų nėra, tai aš siūlyčiau balsuoti už tą formuluotę, kurią išsakiau atskirai. Tai būtų punktas 3, o tas punktas, kuris dabar yra 3, būtų 4. Tai už 3 punktą, kurį suformulavau, kviečiu balsuoti. Už 18, ačiū. Dabar už visą tarybos sprendimą su tuo pakeitimu kviečiu balsuoti. Už 18 sprendimas priimtas. 14 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo programos ir lėšų jai finansuoti paskirstymo patvirtinimo. 3 komitetuose pritarta, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 15 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 dienos sprendimo numeris T855 dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 dienos sprendimo numeris T274 dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2001 kovo 1 sprendimo numeris 152 dėl vietinių rinkliavų dalinio pakeitimo ir 2003 gruodžio 18 sprendimo numeris 132 dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2001 metų kovo 1 dienos sprendimo numeris 152 dalinio pakeitimo ir papildymo bei 2010 birželio 10 sprendimo numeris T982 dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2001 kovo 1 sprendimo numeris 152 dėl vietinių rinkliavų dalinio pakeitimo, panaikinimo pakeitimo, dalinio pakeitimo. 3 komitetuose pritarta su pakeitimu 4.2 punktas pakeisti sumą Radviliškyje 14 eurų. Galutinis variantas pateiktas tarybos nariams, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimų projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 16 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 dienos sprendimo numeris T646 dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo pakeitimo. 3 komitetuose pritarta, po komiteto atsižvelgianti tai, kad buvo gautas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras
Ministro įsakymas dėl Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos sprendimo projektas buvo papildytas, lentelėje 7 punktai rašyta Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio gimnazija, galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 17 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 sprendimo numeris T647 dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino nepedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo pakeitimo. 3 komitetuose pritarta, po komitetuose išvelgianti tai, kad buvo gautas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos. Sprendimo projektas buvo pakoreguotas, lentelėje 7 punktas įrašyta Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio gimnazija, išbraukta vidurinė mokykla. Galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Prašau, tarybos narys Jonas Pailaitis. Manau, paskutiniam variantė pataisyta, pirmatiniam tai nebuvo gimnazijos dar. Aš minėjau, kad pataisyti. Ar būtų norinčių dar paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 18 klausimas. Dėl tarnybinio atlyginimo koeficientų švietimo įstaigų vadovams patvirtinimo. 2 komitetuose pritarta. Po komiteto atsižvelginti tai, kad buvo gautas švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos sprendimo projektas buvo pakoreguotas. Lentelėje 4 punktas įrašyta Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio gimnazija, išbraukta vidurinė mokykla. Galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Algis Venskus, Kavaliauskas Arvydas, Tarbūnienė, Janušonienė, Brazys nuo sprendimo svarstymo nusišalino, Kazimieras Augulis nuo sprendimo projekto svarstymo nusišalino. Biudžeto ir ekonomikos reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Būtų norinčių pasisakyti. Prašau. Prašau, Algirdas Venskus. Turiu nusišalinti nuo šio klausimo svarstymą ir balsavimą. Taip. Prašau, tarybos. Taip pat nuo šito klausimo pageidauju nusišalinti. Aš taip pat nusišalinu, kadangi žmona dirba Vaižganto progimnazijoje. Aš taip pat nusišalinu nuo šio klausimo svarstymo. Aš leidžiu balsuoti Kazimierui Auguliui, o pats nuo šio sprendimo svarstymo nusišalinu. Tai gerbėjant tarybos nariai, tai tęsim posėdį dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento švietimo įstaigų vadovams patvirtimo. Kviečiu balsuoti, kadangi, kaip supratote, man leido, nes atsiprašau, Jonas Pailaitis.
Supratom. Tuoj paskaičiuojam. 3, 6, 7, 8 yra. 10, 12, 14 yra. Kvorumas. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kvorumas užtenka. 13. Tai kviečiu balsuoti. Už 12 susilaikė, sprendimas priimtas. Ačiū, kviečiu visus sugrįžti į salę, svarstysim toliau klausimus. Devynioliktas klausimas. Dėl priemokų skirimo dviejose komitetuose pritarta. Rima Tarbūnienė sprendimo svarstymo nusišalino. Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų bei kultūros, švietimo ir sporto komitetai su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Ar būtų norinčių dar paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 18 sprendimas priimtas. 20 klausimas. Dėl Radviliškio rajono Šiaulėno Marcelino Šikšnio ir Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurinio mokyklų tipo keitimo ir Radviliškio rajono Šiaulėno Marcelino Šikšnio ir Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio gimnazijų nuostatų tvirtinimo. Trijose komitetuose pritarta, po komiteto atsižvelgiant į tai, kad buvo gautas švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos sprendimo projektas bei jo pavadinimas buvo pakoreguotas ir rašyta Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio gimnazija. Galutinis variantas pateiktas tarybos nariams. Biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 21 klausimas. Dėl pritarimo Radviliškio rajono Kutiškio ir Palono daugiafunkcinių centrų iki mokyklinio ugdymo programoms. Trijose komitetuose pritarta, biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 22 klausimas. Dėl papildomo finansavimo skirimo iš savivaldybės biudžeto lėšų šeimynams sudariusiams sąlygas toliau gyventi juose buvusiems globotiniams sukakusiems 18 metų amžių besimokantiems bendro ugdymo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo. Trijose komitetuose pritarta, biudžeto, ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti.
Už 19 sprendimas priimtas. 23 klausimas. Dėl didžiausio leistino pareigybės skaičiaus Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre patvirtinimo. 3 komitetuose pritarta, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 24 klausimas. Dėl mokamų paslaugų teikiamų Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biure kainų tvirtinimo. 3 komitetuose pritarta, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 25 klausimas. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 dienos sprendimo numeris T691 dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2014 m. melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo remonto priežiūros darbų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo patikslinimo. 3 komitetuose pritarta, biudžeto ekonomikos ir ūkio reikalų komitetas su sprendimo projektu susipažino. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nematau, kviečiu balsuoti. Už 19 sprendimas priimtas. 26 klausimas. Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą